Sveiki visi, su jumis aš Jonas, šiandien pristatysiu pamoką, kaip įsirašyti TeamSpeak 3 klientą, kaip galėtume įti įvairius TeamSpeak serverius ir juose kalbėti su kitais žmonėmis. Ši pamoka skirta sarp.lt serveriui, taigi einam į jūsų naršyklę, aš naudoju Chrome. Tada įvedame google.lt, tada čia įvedame TeamSpeak 3. Laukiame, mums išmeta daug variantų, bet mes spaudžiam patį pirmutinį. Tada dešiniajame kamputyje matom TeamSpeak 3. Spaudžiam čia. Pasirenkame jūsų operacinę sistemą. Mano operacinė sistema yra Windows, o bitai yra 64. Aš ją ir siunčiuosi. Tada mes sutinkame su visais šitais įstatymais, licenzijom, ką mes ten turim daryti, ko negalim daryti. Sutinkam. Ir tiesiog parsisinčiame. Kai baigė mums siųsti TeamSpeak 3 klientą, mes spaudžiame ant jo instaliacijos. Vykdyti. Laukime, kol instaliavimas bus užkrautas. Jei greit labai iškrauna, tada spaudžiame Next. Į agrę, aš sutinku, ir pasirenkam pirmą. Tada pasirenkam, kur mūsų serveris turėtų būti. Aš renkuosi D-diską, kadangi jame yra daugiausiai vietos ir tiesiog neišnaudoju daugiausiai ten vietos ar kažko tokio. Spaudžiame rekomenduoti save-inus ir own files. Next. Čia pasirenkame, jūs norite, kad jums instaliuotų overwolfą, aš jo nenaudoju, todėl nepaspausiu varnelės. Spaudžiu Next, pasirenkame tik TeamSpeak 3, nors jisai bus jums parinktas. Spaudžiame Next. Tai jau instaliavimą, einam Finish. Tada Connection. Connect, įvedame serverio IP. Server IP. Ir jūsų username. Viskas. Viso gero.